kai manęs paklausė, kaip tu manai, koks kovotojas yra stipriausias. Tai mano pirma mintis man šovusi galva, tai buvo atsakymas, tai reiškia mano protas. Jis tiek stiprus ir tiek atkaklus, kad iki šiol nepavyksta jo įveikti. Taigi va tokia mintim aš šiandien kažkaip pradėjau savo dieną ir žinoma, gyvenime labai man tenka, praktikuoju nuo vaikystės jogą, meditacijas labai intensyviai ir tas protas iš tikrųjų pasidarė labai toks lengvai suvaldomas ir lengviau suvaldomas, ramus arba ramesnis, kaip čia pasakyti, ar ne. Ir bet kuriuo atveju jisai kartais išnyra ir toksai parodo savo labai stiprią galią. Taigi šitam yra priemonių, aišku, suvaldyti savo protą ir daug kas turi tokią problemą kaip mūsų protas, kuris suteikia mums tam tikras problemėlės. Taigi protą geriausiai yra valdyti, yra mantromis, yra meditacija, vadinama mantra. Žinoma, tu daug meditacijų dabar tenka kažkaip matyti, girdėti, kaip visi tas meditacijas tokias darys, bet dar keisčiau yra matytų meditacijų, kaip sakėt, techniką ar ne pačią. Sėdi ten, stebi savo mintis, tenais klausosi jūros, klausosi muzikos ir ta meditacija gaunasi tokia, kažkaip skamba kvailai, ne iš tos pusės, kai tu žinai, ką reiškia iš tikrųjų meditacija. Tai meditacija yra, reiškia, gyvybinės energijos minčių sutelkimas ir, reiškia, jeigu taip labai paprastai kalbant, į Dievą, reiškia, į Dievą arba jo tam tikrą aspektą arba jo vardą, tai gautųsi tada tikra galinga meditacija, nes iš jo mes gauname energiją. Pavyzdžiui, yra toks žodis om, ar ne? Kažkas medituoja į om. Om tai irgi yra, reiškia, Dievo aspektas, jo yra tam tikra forma, jo aspektas besmenis aspektas, tai yra kaip Dievo forma besmenė, bet jisai turi taip pat ir asmenę formą, reiškia, kaip asmenybė. Taigi, besmenė forma, tarkim, tokia paprasčiausia pirminė meditacija, kurią daug kas žino ar ne, kartoja om. Tai irgi yra mantra, kuri gali nuraminti mūsų protą. Jinai ten, iš tikrųjų skamba tai taip. Galvoju, taip skamba. Čia aš einu, reiškia, kvėpavimas nėra visiškai tolygus, bet jinai tiesiog yra tokia meditacija, yra viena iš mantrų. Bet, reiškia, dar yra galingesnių mantrų, kur, reiškia, transcendentinės mantros, kur yra Dievo vardas tame, including, ta prasme, kai yra į asmenybę jau kreipiamasi. Pavyzdžiui, yra vienas iš jo vardų, yra Govinda, pavyzdžiui, ar ne? Yra tokia mantra Govinda, galima kartuoti Govinda. Pavyzdžiui, Šri Govindaja, Šri Govinda, galima kartuoti, ar ne? Šri Govinda, Šri Govinda, Šri Govinda. Tai čia jau yra asmenė Dievo forma, reiškia, ir gausit daug geresnį rezultatą. Labai toks įdomus dalykas. Ir bus neliūdna širdį, bet reiškia, jau jūs kreipiatės į tos meditacijos metu į Dievo formą, reiškia, kur jau yra asmenė. Tai reiškia, į asmenintą, tai yra asmenybė. Tai gausis, kad jūsų širdis jau, kaip sakėt, užmezga santyki, ar ne? Dvasinį santyki. Taigi, yra tokios meditacijos formos, tokios mantros, kur gali nuraminti jūsų protą, į kovai labai padeda su juo ir aplamai pasigerinti savo gyvenimą. Kodėl dabar meditacija, kažkas gali pagalvoti, kažkas net nemėgsta girdėti žodžio Dievas ir taip toliau, bet kodėl, reiškia, tos meditacijos turi būti sudievintos, ar ne, kad ir om ženklas, om ar ne, reiškia, jeigu mes tariam om, tai mes bendraujam su besmenė Dievo forma. Jeigu kartuojam, pavyzdžiui, čia kaip pavyzdys labai daug mantra, Hare Krishna Maha mantra yra, tai čia jau galingiausia mantra. Kad ir aš pasakiau Šri Govinda, ar ne, kartuojam Šri Govinda, Šri Govinda, Šri Govinda. Tai ta galia iš kažkur turi ateiti, ar ne, kažkas turi veikti mūsų protą. Tai dėl to mes, reiškia, medituodami tam tikrą, tos tikros meditacijos, kurios yra susijęs su Dievu, iš jo būtent mes gaunam tą visą stiprybę, jėgą ir galią. Reiškia, ramybė ir visa kita, kas geriausia, būtent iš jo gaunam. Dėl to tai yra veiksminga. Taigi, gerom laiko, gerų meditacijų ir geros kovos su savo protu, kartuojant mantras. Kas norit, aišku. Ikiuka.